Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Sveiki, mėlyjei! Čia Reidas, savaitės eismo įvykių kronika ir šiandien laidoje matysite. Rūtų gatvėje pakeitus eismo tvarką per avariją sužeistos 2 merginos. Avarijų priežastis – į vairuotojo akis žiebinti rugsėjo saulė. Nors apie policijos reidus skelbiama iš anksto, šalies keliuose netrūksta savimi pasitikinčių žmonių, kurie nežino, kiek galėtų išgerti, kad galėtų legaliai vairuoti. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Debreceno gatvėje automobilis Toyota partrenkė dviratininką, kuris bandė gatvę pervažiuoti su dviračių skersai. Nors tai darė pėsčiųjų perėją, tačiau kelių eismo taisyklės draudžia per pėsčiųjų perėją dviratininkams važiuoti. Jie dviratį gali tik stumti. Automobilio Toyota Avensis vairuotojo avarijos metu saulė žiebė tiesiai akis. Jis net nepastebėjo, iš kur atsirado dviratininkas. Paskutinę akimirką tik pamatė, kad kažkas užkrito ant priekinio stiklo. Dviratininkas su galva išmušęs priekinį Toyota stiklą nusirito ant žemės. Paskui avarijoje dalyvavusi automobilį važiavę liudininkai teigė, kad dviratininkas gatvėje pasirodė staiga. Žmogus važiavo per perėją. Važiavo per perėją? Važiavo ir dar buvo moteris. Jo, ta moteris spėjo, kaip ir pereiti, o jį nutrenkė. Jie būtų kartu ėjo, moteris ėjo priekyje ir už galo, už metro ar 2 važiavo dviratininkas. Bet dviratininkas važiavo, jisai nesistūmė. Nesistūmė Žodžiu. Ir buvo girtas jisai? Kaip? Jūs jau galvojate? Aš taip galvoju, kad taip. Bonka šalia metėsi tas vyno butelis žalias? Jo. Parkritus dviratininkui iš kažkur ant žemės atsirado pilnas nedūžtančio stiklo kabutėse pigaus vyno butelis. Netrukus įvykio vietoje pasirodė girtas gatvių klasikas, kuris akimirksniu įvertino situaciją ir parideno butelį po šalikelėje stovinčio automobilio dugnu. Nors jis ir neigė savo veiksmus, tačiau jo kėslai buvo aiškus. Garbės žodis, ne jūs? Nefotografuoju. Ne, kodėl ten bonką paslėpė? Galvot, policija išvažiuos pasiimsit, ponas, kaip čia bus? Biri, Ne, mano bonkė, atleiskit. Ne, tai čia jo bonka, kodėl jūs ten paslėpė tą bonką? Tu geras žmogus. Ne, tai jūs geras žmogus. Aš manau, kad policija išvažiuos ir jūs pasimsit bonką. Ne moja būtų. Tai aš galiu pasimti ją. Nefotografuoju mane. Tai aš galiu ją pasimti dabar tą bonką. Im. Ačiū. Gerbės žodis. Mane nefotografuoju. Ir dviratis ir butelis atsidūrė Klaipėdos kelių policijos biure, kur dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Klaipėdos rajone kelyje Jakai-Dovilai vienu metu įvyko 2 avarijos, sudaužyti 4 automobiliai. Garbingo amžiaus ponia, vairavusi automobilį Audi 80, sukdama į kairę į miško kelelį, apakinta saulės, nepastebėjo mažojo sunkvežimio Volkswagen LT ir mašinos susidūrė. Labas rytas, ponia. Ai, grybus važiavo? Ja. Ir nepamatėt mašinos? Rytmetį saulės blėsgina ir viskas. Rypylio. Tai svarbu gyva sveika, o grybai palauk. Taip. Teisingai? Taip. Sunkvežimio vairuotojas, pamatęs netikėtą ponios veiksmą, dar bandė sukti vairą į dešinę, norėjo pasirinkti griovį, tačiau nespėjo. Kaip nors ant smūgį būčiau išvažiavęs ten į tą gerą. Bet kai jau čia jau niekaip negalvoju jokių prošvaisčių. Tuo pačiu metu, kai įvyko Audi ir Volkswageno susidūrimas, paskui Audi važiavęs visureigio vairuotojas, vengdamas atsitrenkimo į ką tik patyrusios Audi užpakalį, staigiai stabdė ir gavo į galą nuo kito Audi, kuris važiavo paskui visureigį. Už galo, aš paskutinis važiavau. Paskutinis. Ir jūs renkatės jį? Ne, aš įpuolėt su džipu dar buvo. Ai, džipą įpuolėt? Na, į džipą. Ai, tai tam nieko nėra, tai Mes su jais nesusidūrė. Ai, supratau. Tai džipas nuvažiavo, tai jūs tik tai... Ai, tai 2 avarijos, supratau, 2 avarijos vienoje vietoje. Supratau.
Per 2 vienu metu įvykusias avarijas išvengta sužeistų žmonių, tad viskas baigėsi eismo įvykių deklaracijų pildymu. Taigi, kol vieni džiaugiasi gražia rudeniška anticikloninė saulė, kiti nuo jos kenčia. Kaip ir prieš tai matytame siužete, kur saulės apakintas automobilį Toyota Avensis vairuotojas partrenkė dviratininką. Dabargi Klaipėdos rajone dėl tos pačios priežasties per avariją dužo 4 automobiliai. O dabar lėkime per Dituvos sodus, Juodkrantės gatve, kuri yra pagrindinė gatvė, tačiau sankryžoje su Dituvos gatve ji pasidaro šalutinė. Į tai užsimiršus gali išlėkti į pagrindinį kelią. Šeštadienį šių gatvių sankryžoje susidūrė 2 automobiliai. Tarp incidento dalyvių buvo kilęs įnirtingas žodžių mūšis, kuris kiek aprimo atvykus policijos pareigūnams ir laisvai spaudai. Aš tik, kad išlipau, man pasirodė, kad aš pagrindinė. Nu tai aš išlipau, su aš pagrindinė važiavau. Mano žodžių to ir užsibaigė. O jinai šaukė rėkė. O jūs atvažiavot Juodkrantės gatve? Pagrindinė gatve, kodėl jūs sakot, kad aš šaukiau rėkiau? Jūs pradėjot sakyti, Nu tai visi žmonės girdėjo, kad šaukė rėkė. Tuo metu nebuvo žmonių, buvo vienas vyras ateinantis iš ten. Jūs nešnekėkite, jūs paskiau, o tie žmonės atėjo paskiau. Jūs nekalbėkite nesąmonę. Viskas tvarkoja, viskas tvarkoja. Sužeistų nėra svarbiausia. Ponia blaiva yra, pripažįsta kaltę, nebus problemų. Per 3 darbo dienas jums kreiptis į tą draudimą ir viską. Mes greičiausiai nebūtumėm nieko net ir kvietę, žinokite. Taigi avarija sukėlusi močiutė buvo kaltinama visomis negandomis užklupusiomis šalį. O ką ji? O ji laiminga važiavo iš Turgaus ir užsisvajojusi išvažiavo iš šalutinės Juodkrantės gatvės į pagrindinę Dituvos. Beje, kitose sankryžose ta Juodkrantės gatvė yra pagrindinė. Tai tik belieka priminti, kad važiuojant Dituvoje itin įdėmiai reikia sekti kelio ženklus ir neužsimiršti. Ir 4 siužetas apie šalutinės ir pagrindinės gatves. Mieste Kalnupės ir Rambino gatvių sankryžoje susidūrė Opelis ir Volkswagenas. Tai Opelis atšuoliavo šalutinę Rambino gatve, o dar jo vairuotojas bandė kirsti kampą, taip atsidurdamas kone priešingoje kelio pusėje. Šitas. Tiesiai važiavot. Taip, nu tai sutinka žmogus, be problemų. Tai kad čia nėra ką apie Tai ką aš sakau, aiškinti. kad čia nėra neką aiškinti. Bet čia va toksai punktas sankryžoje atsitrenkiant į dešinę. Iš dešinės, tai katram žymėti. Šalutinis pagrindinis, pažiūrėkit, gal ten toks punktas dar yra. Kas pagrindinių važiavo, kas šalutinį. Nu, tai po to dar brėžinėje papaišysite ženklus ir viskas, ir jokių problemų. Taip, su brėžiniu sekė. Be žodžių tvarkos sužeistų nėra, viskas tvarkos. Čia tie prie kelkraščio stovintys automobiliai aišku, kad matomumo negerina, jie jį blogina. Ir taip pat šioje vietoje Kalnupės gatvė dar yra pagrindinė, o jau kitoje sankryžoje su Poilsio gatve, ji tampa šalutinė gatve. Tik ši informacija buvo ne Opelio vairuotojui, ne Volkswageno vairuotojui. Tai buvo informacija visiems eismo dalyviams, kad reikia sekti kelio ženklus. Tądien tai buvo ne visos avarijos, o juk buvo ramus šeštadienis. Atrodo tiek to eismo. Tačiau ir kai mašinų mažai, jų vairuotojai suranda vienas kitą. Birutės ir Rūtų gatvių sankryžoje susidūrė garstyčių spalvos Honda Civic ir Audi. Šiame automobilyje šovė oro pagalvės, o Civicas buvo susuktas ir nuskriejo ant šaligatvio. Kas gyvena po senoviai, su senais įpročiais, tam atrodytų, kad Audi atvažiavo prieš eismą nuo Taikos prospekto. Tačiau palaukit, ponai, Audi vairuotoja yra teisi, sako jos giminaitis. Iš kur važiavot? Pagrindinis kelias mūsų yra, likai nuo 8 iki 7 leidžiama važiuoti. Nuo 8 iki 7? Ryto. Nuo 8 vakaro iki ryto 7 leidžiama važiuoti, dar 8 valandų nebuvo, kalta tamus, kad jis važiavo iš šalutinį. Bet jūs iš ten atvažiavot? Iš ten atvažiavot. Civico vairuotojai kliūtis pasirodžiusi iš dešinės buvo netikėta. Bet nesitikėjot, kad gali pasirodyti, taip? Važiavom, žinot, buvom tikrai, kad čia mūsų pirmumas. Kad jūsų pirmumas ir kad iš dešinės pusės tikrai nieks neturi pasirodyti. Ten kažkaip, nežinau, ten net laiko prasme yra ribojimas. Supratau. Kaip ten bebūtų, Civicas atvažiavo šalutinę gatvę. Šio automobilio vairuotoja pūstels leistinas 0,19 promilės alkoholio. O Audi vairuotoja buvo visiškai blaiva. Nesijaudink, viskas gerai bus. Nesijaudink. Va, matai kiek. Įvykio vietą buvo iškviesti medikai, kurie į ligoninę dėl sumuštos galvos išvežė 16-metę Civico keleivę. Mediko apžiūros prireikė ir Audi vairuotojai. 23 metų merginai sumušta ranka. Na, jeigu nesekate spaudos, nesinaudojate internetu ir nežinote apie eismo organizavimo pasikeitimus, tai tada reikia sekti kelio ženklus.
Jeigu jos pažįsti, tai bėdos nebus. Žodžiu, dėmesio tiems, kurie nežinojo, kad Rūtų gatvė buvo vienpusė, o dabar dieną joje yra organizuotas dvipusis eismas. O naktį reikia miegoti. Šalies policija oficialiai paskelbė, kad rugsėjai bus rengiami reidai, idant paaiškėtų, kas Lietuvoje vairuoja girtas. Buvo paskelbtos netgi tos vaisingos dienos, kai bus gaudomi šniudžiai. Mūsų mieste pradžiai buvo užtvertas Taikos prospektas netoli Žardės žiedo. Pirmi mostai krivulėmis, pirmos promilės tiesa leistinos. 0,30 ir ką jisai gėrė, polvo, leistina. O, 0,16. Esate truputį vartojęs alkoholį. Vairuotojo pažymėjimą savo duokite. Tačiau vairuotojams buvo kaišiami ne tik alkotesteriai, netrukus buvo sustabdytas griozdas, kurį tempė vairuotas, neturėdamas tam teisės. Pons kategorijos neturit? Laikau. Ai, laikote? Rugsėjį 11 važiuoju pravažiavim. Trečiadienį. Trečiadienį? Taip. Bet dabar bėdos turėsit? Bet 8 pravažiavim, buvo egzaminus mes išlaikys. Nu. Kai stovėdamas eilėje prie alkoholio matuoklio kramtai kramtomąją gumą, gali būti ir ramus ir užtikrintas, kad papūsti gausi tikrai. Reikėtų papūsti 5 sekundėlės. Teko kada pūsti? Ne, pirmą kartą. Ne? 5 sekundėlės. Skaniai bus, skaniai. Gerai. Čia va, jums atsiminimam. Ačiū. Žiūrime, ką turime. 0,40. Netrukus visos kelių policijos pajėgos persikraustė į Liepų gatvę. Policijos daug, o vienas vis tiek sugeba įvažiuoti į spūsį, nepaleisdamas telefoną iš rankų. 300 policininkų stojo, jūs telefoną važiuodamas kalbat, kaip čia buvo? Aš sustojusi, kad atsilėpiau šiaip, jūs nevažiuodams kalbėjau. Taigi, kad vadas pats matė. Aš stovėjau. Nesakyčiau. Čia tenka išgirsi ir unikalią frazę pučiantiesiems, sako ne papūsti, o pakvepuoti, ar netgi paalsuoti į dūdelę. Tai dar gerai, kad nepavaitoti. Padышай, da. Penktadienio vakaras po darbo vyrai tikrai bus mostelėje kažką saldaus ir nedraudžiamo, kol kiekis mažas. 0,19. Vienas salaus mažo, taip? 0,17. Penktadienis? Ne, čia alaus, geriau per pietus ir viską. Maža. Kaip, nu? Normalu. Maža, o kaip jisai įradė. Netrukus sustabdomas patiklus žmogelis iš Estijos, kuris prieš kelias minutės nusipirko Klaipėdoje automobilį, o ant jo puikuojasi negaliojantis valstybiniai numeriai. O ne prie lango? Kaip numeris gali pravažiuoti greitai iš kultūros. Pilietis buvo nubaustas 800 litų bauda. Nutarimas priimtas vietoje, kaži ar tas Opelis kiek brangesnis buvo? Ko gero, kad ne. Tačiau reidas buvo ne apie tai. Čia reidas buvo, kad vairuotumėme mes blaivus. Stažą turit? Labą dieną. Turiu. Kiek metų vairuojat? Oi, daug. 22. 16? Ne. 7, kiek čia? Riba bet kokia tai būtų. Ir reidas Liepų gatvėje jau ėjo į pabaigą, kai staiga minėje atsirado vienas pilietis, kuris savo organizme neapskaičiavo promilių. Labą dieną. Alus? Nu, kaip čia pasakyti, nepaskaičiuotam. Supratau. Tačiau dabar jūsų dėmesio unikaliausia istorija. Buvo sustabdytas automobilis Volkswagen Passat, kurio vairuotojo organizme alkoholio matuoklis aptiko 0,13 promilės alkoholio. Galim dar kartą? 0,13? Ir jūs 3 metus alkoholio nevartojate? Nevartuoju, galim dar kartą? Ne, palauk, negalima. O tai ką jūs valgėt šiandien? Niek bandelis valgė. O bandelė gal kokių nors buvo? Niek nebuvo. Agonų? Nebuvo, niek. Kokios bandelės? Parodykit. Nebėra bandelė, maišė. Nebėra? Yra bandelė. Žmogus protestuoja, net ir aiškinimai, kad su tokiamis promilėmis vairuoti galima toliau nepadėjo. Vyriškis išsireikalavo, kad būtų leista pūstelti dar kartą. Antras kartas nemelavo. 3-0, kurie atsirado pabuvus lauke. Nu, pažiūrėsim. Da, paimkite tada. Pasimkit. 2 turėsit. Jeigu jau 3 metus negerėt. O ko negerėt 3 metus? Pradėjus svarstyti, kaip čia galėjo būti, paaiškėjo, kad keleiviai Passate yra švaki, tai yra vartoja alkoholio. Gal alkoholio matuoklis pradėjo gaudyti kvapus, kurie buvo apsėdę vairuotoją, kuris su neblaiviais keleiviais kurį laiką praleido automobilio salone. Kaip čia bebūtų, tai tokios promilėlės, dėl kurių nereikia jaudintis.
Reikia jaudintis, kai pripūti virš normos. Tiesa, tada niekas žaisti su alkotesteriu neleis. Nebus nei antro, nei trečio karto. Klaipėdoje per reidą patikrintos 436 transporto priemonės, išaiškintas vienas neblaivus vairuotojas, 6 vairuotojai pūtė iki draudžiamos normos, vienas žmogus vairavo transporto priemonę neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Vienas nubaustas už tai, kad privažiavęs policijos kordoną, taip ir nepaleido iš rankų telefono. 10 vairuotojų nubausti už tai, kad vairavo automobilius, kuriems neatlikta techninė apžiūra. Dabar pertrauka, o po to tęsime policinių reidų kronikas. Nieko naujo nepasakysiu, kad dabar mūsų pertraukia reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Kraupi akistata su laukinė gamta. Po susidūrimo su briedžiu prie Dreverno žuvo jaunas vyras. Policijos reidas Plungėje atskleidė, kad šio miesto gyventojai vairuoja lengvai pakaušę. Ir aišku, vaizdo registratorių šou. Tai neatsiejama mūsų laidos dalis, kurią išvysite jau po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Tai buvo visa reklama, visi anonsai, na, o mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Kaip ir žadėjome prieš reklamą, po jos tęsime reidų kronikas. Šį kartą 6 Klaipėdos kelių policijos ekipažai šeštadienį užtvėrė centrinę Plungės gatvę ir iš karto į akis krito tai, kad plungiškiai vairuoja lengvai pakalę. Per 15 minučių sustabdyti 7 vairuotojai, kurie organizme vežiojosi leistiną alkoholio normą. Labą dieną. Išsigelbėjau? Ne, kad aš žinau, kad tik tą vartojau, kad pas man taram dušiai stovėjau, mačiau, kas stovi. Vairuotojas, ateikit prie automobilio, užregistruosim automobilį. Nieko baisaus, tik pasirašyti popierių reikės. Pasirašyti reikės. Ir viskas, nieko baisaus. Taigi, kiek alaus ir kiek užkandų? Ne, kiek ten skardinę alaus. Skardinę? Ir viskas? Nu. 0,13? Čia vakar gėrė žmogus, 0,13. 0,13. Tokie atvirukų putimai. Pūstelti gavo ir 2 pametinukų vaikų mama. Ir paaiškėjo, kad ši graži mamytė truputį bus ėmusi. Bet 2 metus negeri, 2 metus negeri. Aš turiu 2 pametinius leliukus dabar, o dar namuos 8 mėnesiai jam, kitam leliukui. Ai, sakau, nu daug laiko. Tai turiu dar porą metų negersit. Nu tai, nes kol maitinsi, tol negalėsi. Nu tai aš galvoju, kad jau tavo pasimokė. Gal nieko vaikui nebus, nu išgersi vandens, galvoju, nu nieko. Tai dabar 0,09, tai jau... O ką dabar gėrė dabar? Suprantat, aš nieko negaliu išgerti, nes jeigu aš išgeriu, vyras nusiperka alaus, ne, aš išgeriu stiklinę alaus, tai man iš karto galva sukasi. Nu, šiaip realiai, jeigu nebevartoja alkoholio, tai tiek ir tai reikia žmogui. Šampano bus ėmęs ir girčiausias tą vakarį sulaikytas Plungės vairuotojas. Ir ėmė to šampano daug, nes pripūtė 0,68 promilės. Kiek ponis? Yra 0,68 lengvas gertumo laipsnis. 0,68. Neapskaičiavot? Šampan, biš paragavau. Šampano nelaus. Ne, šampan, nes visi čia geria, žinot, susidarykit duris, susidarykit. Visi sako, kad alaus geria pusės skardinės. Aš nemalau. O kiek šampano? Kiek? Nu, pusė, pusė. Žinot dabar savo bėdas, žinot? Ką? Bėdas savo, žinot bėdas? Žinau. Žinot. Supratau. Truputį išgeręs keleivius vežė ir taksi vairuotojas. Labą dieną. Tai kad turbūt nelabai galėjote tiek įpūsti. 0,23. Kaip galvojate? Kaip sakot? Negalėjot? O čia klientai jūsų?
Čia pravartu priminti, kad taksi automobilių vairuotojai iki 8 vietų gali būti šiek tiek neblaivus, jie gali pūsti iki 0,40 promilių, kaip ir mes visi, ko nepasakysi apie maršrutinių taksi ir vilkikų vairuotojus. Tiems savo organizme galima vežiotis nedaugiau kaip 0,20 promilių alkoholio. Plungėje buvo išaiškinti 3 neblaivus vairuotojai, net 15 vairuotojų pūtė iki draudžiamos normos. Išvykstant iš Plungės, mūsų laidai buvo palinkėta neužsilenkti. Žodžiu, palinkėta sėkmės. Aš irgi čia parvažiavom. Nu, Tai noriu paklausti. ką jūs norit manęs paklausti? Nieko, parvažiavom su tėvais, galvojom, kad šiaip per Plungėj per Eidas. Nu, ir? Jo, tai matytas veidas, galvojom pasisveikinti. Sveikas. Labą dieną. Gerbėm įstatymus, gerbėm viską. Girti nevažinėja? Ne, niekados. Mes su tėvais iš sodo parvažiavom, vairavo tėvas blaivas, aš biškai išgeręs, bet... Su tėvu gerit, bet tėvas blaivas? Tėvas blaivas. Supratau. Gerit, tvarkim, sodą, viską. Nes čia Plungėj pas jūs įdomu, čia visi tokie lengvai pakalę važinėja. O į pakalę? Taip, visi lengvai. Žmonių. Tikrai? Jums labai geros kloties. Linkiu jūsų laidai labai puikios sėkmės. Iš Plungės ekipažai pasiskirstė po Plungės rajoną. Dabar krausimės į Alsėdžius, kur dar šio miestelio prieigose buvo sustabdyti 4 vairuotojai, buvo blaivus, o juk važiuota iš Bulviakasio. Čia tokios menkos promilės jums nuo pietų? Nuo Bulviakasio. Bulviakas dabar šitą. Pabaigėt? Ne. Ir? Poros stikliniškai. Išdėjot alaus. Alsėdžiuose nutiko ir tragikomiška situacija, kai vairuotojas, nežinodamas kiek pripūs, pamatęs uniformuotus policijos pareigūnus, metė mašiną ir puolė bėgti šalin. Sugavus prasidėjo cirkas. Pasitikrinsi blaivumą, atsisako tikrinti blaivumą, pas prireiks sunkiai bėgimo laiką. Nevešim, ponas. Tikrinsite blaivumą ar ne? Ne. Nesitikrinsit? Rankas už nugaros. Ne, palaukit. Pareigūnai, aš suprantu, jūs suprantu, norit patikrinti blaivumą. Ar jūs vairuoti automobilį blaivumą? Aš nevairavau. O kas vairavo? Jūs iššokit iš automobilio? Aš ne, nu ką, žinau, visi iššokai. Aš iššokai. Kas iššokė? Tai ką, žinau? Kas iššoko, ponas? Ne, aš vienas. Vienas iššokai, tas vairuotojas, neišvairuoti. Nu ką jūs, ponas, kalbate? Tikrinančiam pareigūnai jūs privalo pastikrinti. Gerai, palaukiam. Jeigu aš būčiau važiavęs, jūs sustabdot, jūs turit su lazdelė arba įjungti švyturėlį. O dabar įdomioji šios istorijos dalis. Pilietis sutiko papūsti į alkoholio matuoklį ir 0,10. Atsisukit, ponas, kad matytumėt savo parodymus. 0,10. Nu ir ką tai reiškia, žinot? Ar žinot, ką tai reiškia? Kad jūs be reikalo bėgot. Jūs įsivaizduojate šios situacijos komizmą? Juk jeigu žmogus būtų nesutikęs tikrinti su alkoholio matuokliu, jam pagal įstatymą būtų buvęs užskaitytas sunkus girtumo laipsnis su visomis iš to išplaukiančiamis pasekmėmis. Penktadienį rugsėjo 13 dieną apie 7 val. Ryto Klaipėdos rajone kelyje Dreverna Priekulė per avariją žuvo 22 metų automobilio Opel Vectra vairuotojas. Rytą automobiliu į darbą Klaipėdoje vyko 2 pusbroliai, kai staiga šalia Vilhelmo kanalo jiems kelią pastojo iš krūmų išbėgęs didelis briedis. Pasakojo per avariją nenukentėjęs, tačiau šoką patyręs automobilio keleivis Mindaugas. Žemlin Priekulės išlindo briedis. Briedis? Kaktom. Briedis išlindo? Briedis. Iš kairės, iš dešinės? Greičiausiai iš tos pusės. Aha. Supratau, į darbą važiavot? Į darbą. Klaipėdoj dirbat? Klaipėdoj. Abu dirbam, pusbrolis irgi Klaipėdoj. Tai pačioje vietoje dirbat? Ne. Po susidūrimo briedis nukrito į pašalę po medžiu, o automobilis atsidūrė už 100 metrų meldose. Iš mašinos išlipęs keleivis, patyręs, kad pusbrolis nekvėpuoja, puolė skambinti telefonu, kviesti pagalbą. Deja, atvykę medikai nieko negalėjo padėti 22 metų dreverniškiui Opelio vairuotojui Juliui, kuris vyko į darbą vienoje uostamiesčio apsaugos paslaugų įmonėje. Tądien jis turėjo saugoti maisto prekių parduotuvę Herkaus Manto gatvėje. Milionis važiavo neprisisegęs saugos diržo, bet ko gero šiuo atveju jis būtų nepadėjęs. Įvykio vietoje pasirodė medžiotojai, pasakojo
pasakojo, kad čia turbūt tas pats nebaigštus briedis, kuris klaidžiojo po apylinkės. Ir dar, prieš 2 savaitės pajūrio medžiotojų klubui uždrausta medžioti briedžius. Sustabdytos licenzijos, nurežti kiti sumedžiotų gyvūnų limitai. O galit pasakyti, kada licenzijas atėmė briedžiam šaudyti? Tiksliai aš negaliu pasakyti, prieš 2 savaitės pranešė Gargždai. Gargždai pranešė, kad negalima šaudyti briedžių jūsų rajone? Taip, mūsų būrelį jūra. Aha, ir ta prasme, kiek patinų, kiek patelio? Sakė, 6 patelės ir 2 patinus. Ministerija Mazuronis. Supratau. Kaip ten bebūtų, turime susitaikyti, kad Lietuvos keliuose staiga gali pasirodyti laukiniai žvėris. Ruduo. Opelio vairuotojas Julius yra 6. avarija auka Klaipėdos rajono keliuose nuo metų pradžios. Apsisukimuose reikia glausis arčiau to krašto, kur ketinama pasukti. Šiuo atveju Taikos prospekto apsisukime, ties Naujakimio gatve, automobiliai apvažiavime atsidūrė apsisukimo viduryje. O štai mums situaciją nufilmavęs reporteris viską padarė teisingai ir dar pėsčiai praleido einančią per pėsčiųjų perėją. Auksinis vaikas, nenustepsime, jeigu jis dar ir medį pasodins ar vaiką kam užtaisys. Pasukdamas link Dituvos sodų sunkvežimio vairuotojas netrukus pames medieną. Lentų krovinį, kurio soduose laukia galbūt sodininkas Vladimiras, įdant parketą namelėje susidėtų. Mes nežinome, ar pasigėdo kas tų lentų, mes žinome, kad krovinius reikia tvirtinti. Na kaip mūsų rubrika be automobilio BMW. Šilutės ir Debreceno gatvių sankryžoje BMW vairuotojai trūko kantrybė. Jis metėsi į kairę per ištisinę liniją, na kam nepasitaiko, o po to tik šast į dešinę kitam prieš nosį. Na, klasė yra klasė, kaip ir automobilio markė. Rusai blaškosi po žiedą. Taikos ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje tik per plauką neprisidirbo rusas vairavęs griozdą. Na, bandyti išvažiuoti žiedą prieš kelevinio autobuso nosį yra drąsu. Jau geriau daryti garbės ratą aplink žiedą. Tai bus visiems sveikiau. Naujoji perkela užkišo. Minijos gatvėje kitas griozdas apskritai privers teisingai važiuojantį staiga stabdyti, o tai galima įvertinti kaip avarinę situacijos sukelimą. Tai dar gerai, kad avarija nevyko. Būsiam važiuoti tiesiai iš eismo juostos, iš kurios galima sukti tik į kairę. Spraudžiasi prie jakų žiedo. Mielas komisarė, mes netrukus privažiuosime arčiau, įdant jūs spėtumėte užsirašyti to nenaudėlio valstybinius numerius. Ir išsikvietus paklausi, kuris lenda, kodėl lenda ir už kiek pinigų jis sutiktų sumokėti valstybei už šį pažeidimą. Mes galvojame, kad 40 litų būtų per mažai. Reidas tvirtino ir tvirtins, kad rodomas posūkis dar nieko nereiškia. Kad posūkis rodomas kairien, tai nereiškia, kad automobilis ir pasuks kairien. Štai kelias į Kretingą. Netrukus privažiuosime posūkį link Kopūstų kaimo. Ir jūs galvojate, kad mašina važiuojantį priešai suks į kairę? Nes ir posūkį rodo, ir kairės pusės laikosi. Nevelnio, paskutinę akimirką apsigalvota ir pasukta dešinien. Na, Latvis pasimetė 3 Klaipėdos gatvėse, pradėjo neapsižiūrėjęs lysti į pagrindinės gatves kitiems prieš nosį. O toliau dar gražiau, vėl vairavimo klaida. Nepažįstamame mieste šauti degant rožinio šviesoforo signalui yra drąsu. Sostinės vairuotojai turėtų būti mums kaip pavyzdys, kaip reikia vairuoti arba kaip nereikia vairuoti. Vilniuje, ateities gatvėje, produktovežis matyt greitai gendančius produktus vežė, jeigu žūtbūt norėjo prasmukti kairę, kai jau rodiklė seniai buvo užgesusi. Gerosios vilties žiedas ir sostinėje yra žiedinių sankryžų, kaip kokioje Klaipėdoje, bet mūsų mieste tai dar neteko stebėti, kad kas taip pavarytų žiedą. Na, neteko. O štai Gerosios vilties žiedė vos nesusikulta. Čia Vilnius, čia ne to gali pamatyti. Panerių gatvė, tas pats Vilnius. Netrukus pasuksime į tą Panerių gatvę. Priešais važiuojančio automobilio vairuotojas važiuoja ramiai ir kas jam staiga šaus į galvą pradėti lenkimą prieš pėsčiųjų perėją, tai lieka neaišku. O juk tai Vilnius, sostinė, kurios vairuotojai turėtų rodyti mums pavyzdį, kaip reikia vairuoti arba kaip nevairuoti. Kelias Vėžaičiai Plungė. Ir čia matyt važiuoja koks plungiškis, nes jis tai jau tikrai žino, kad iš priekio neatvažiuos jokia mašina. Tai ko nelenkus, kirtus ištiesinės linijas? Kogi? Dar vienas kulių kelyje. Ir čia ta pati vieta. Ir čia vieta, kuri vadinasi ties kuliais. Ir kelias tas pas Vėžaičiai Plungė. Ir Lenkija taip pat per ištisinę liniją griozdas. Drąsiai. Nebodamas, kad bus nufilmuotas ir parodytas per reidą. Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį. Nors ne. Pasimatome netrukus Facebook'e, o jau po to kitą antradienį 15 minučių po 8 val. Vakaro. Būkite aplankyti. Sudie.